Klausimas, kas rytą kamuojantis ne vieną moterį, kągi apsirengti, o dar norisi, kad ne tik šilta, bet ir stilinga būtų. Pinigų karta draugė su stiliste Greta leidžiasi į paieškas. Lankomės iš parduotuvėje Tinka ir skaičiuojame, kiek kainuotų 3 skirtingi rūbų komplektai. Pasirenkam gamą, tai bus paprasčiau. Ką mes norėsim, ar mes būsim mėlyni nusprendžiam, ar mes nusprendžiam, kad mes būsim pilki ar rudi. Ir toliau toje paletėje tuomet imam ieškoti. Greta patarė pamiršti konservatyvumą, rinkdamiesi drabužius, neįsisprauskite į rėmus. Vyrauja kelios nuomonės. Vieni sako, taip, tu turi derintis prie savo kompleksijos, kad neatrodytum, tarkim, kaip besmegenis, ne plačios kelnės, plati viršutinė dalis, kokia tunika, tarkime, ne, na ir dar kepurė darėte didžiulė, tuomet, na, toks besmegenis gaunasi. Kiti sako, kad, na ir kas, jeigu aš sugebu būti gražus besmegenis, tai gal ir būsiu. Tai va čia toks iššūkis pačiam savo, ar man tai svarbu ar ne, vienoms moterims yra labai svarbu ir daug kas sako, pabrėžkit gražiausia, kad turite. Galima laviruoti tarp to, paslėpti kažką, o kažką gal visiškai neslėpti ir sakyti, taip, čia yra mano, aš tai turiu. Pirmajam rūbų komplektui mes renkame suknelę, liemenę ir ilgus batus, visą tai kainuotų šiek tiek mažiau nei 150 litų. Jeigu pasakote apie spalvą, kurią žmogus turėtų rinktis šį sezoną, jeigu kalbame apie šios rudens-žiemos sezoną, tai dvi tendencijos yra. Vienos labai mums pažįstamos, seniai smėlis ir visos rudens spalvos, geltonos, prislopintos rudos, molis, na ir visa kita gama. Ir kitas dalykas, kita gama, tai yra spalvos, bet nebe vaisiai, o brangakmenių, tai rubino, nežinau, koralo galbūt tokio irgi. Antrasis komplektas sijonas, marškinėliai, megztinis, diržas ir trumpi batai, tai atsieitų apie 250 litų. Arba jūs gali būti visas kaip toksai, na, vaiskus rubinas. Ir tuomet prislopintos gali būti tik pėdkelnės. Arba kaip tik atvirkščiai, jūs esat labai ramus, pilkam tone, o pėdkelnės jūsų sako, kad aš einu. Trečiajam komplektui renkamės kelnes, golfą, megztinį, diržą ir trumpus batus. Jie kainuotų apie 280 litų. Tad nepamirškite kūrybiškumo, net pakeitę vieną detalę gausite komplektą, kuris atrodys jau kitaip.